Tai mano įranga žemynė. Sveiki visi prisijungę. Šiandien toks žiemos nostalgija, kadangi jau ir -1 ir šalt pradeda. Tai pasiėmiau žemynę įrangą. Kol ledo nėra, bet pabandysiu nuo leptelę pagauti. Čia aiškiai matas, kad žuvys plaukėja. Turėtų kažkokią mailiaus užkipti, manau. Taip, čia visa žemynė įranga mano sumesta. Pats laikas prisiminti įgūdžius, tai visai norisi. Čia va be masalinės avižėlis. Čia paprasta balalaika. Nes turiu musės lervų. Ir sakau, pabandysiu pasigauti kokių kojyčių. Dabar šiek tiek pašaro. Privilioti. Likusio nuo seniai. Čia biškį galima įverti. Po žiupsnelį. Čia įbert. Matosi žuvelė stovi kažkokias tai kojas matyti. Tokius kaip ir rodo iki 7 šalčio naktį. Bet vanduo dar, nežinau, ar pakankamai šaltas, kad ledas susidarytų. Aš abejoju dar, kad užšals greitų metų dar. Nes paskui ir vėl rodo šilumos, tai nebus kada užšalt tiesiog. Kažkaip sunkiai sukasi meškerėlį. Nu, bandom pusiau žemynę žvejybą. Va. O. Gražus ešerys visai. Tikrai simpatiškas. Gerai, kol kas aš žuvį dėsiu. Gal jau pažiūrėsim, ką su jie daryti. Iškart. Nėra palauk. Oi, iškart kimba. Kojytė nedidelė. O. Viena po kitos. Nespėja dugną pasiekti. Gaila nėra labai didelės jos čia jau. Tokios. -1 šiandien. Jau šala nagai, šala.
krito. O jei koks vėjas. Nemalonus vėjas. Ir kadangi valo nemažai, 1,5 metro ore kaba. Labai išlenkia lanką didelį. Ir tokį šiek tiek prarandi sukibimą su avižėlė, galima sakyti. tą jautrumą avižėlės, kontaktą. O, karšiokas. Žiemą, kažin ar čia pagautum karšiokų. Visai smagus jau kovotojas karšiokas. Ir čia viskas painėsi. Ir snaigių atsirado, pradėjo snigti ir šiaip šiek tiek sniego matosi ant kelio. Nesuprantu, nebepakerta. Įdomiai už čia kimba. Ne, čia šiek tiek vėjas papučia ir aš kontaktą neturiu su avižėlė ir nesuprantu, kas darosi. O. Arba už pačią kampučio tikimą labai jaučiu atsargiai. Karšiokų prisirinko. Tiek nemalonus vėjas. Atsisėsiu va taip į priekį. Tada vėjas į nugarą bus. Bandom čia. Čia tokie laipteliai yra. Išlipti iš vandenį. Iš vandens. Svarbu neužkabinti jos kur nors. Avižos. Kojytė. Viskas gerai, kimba ir čia. Nu, papuoliau šiandien ant nemalonaus vėjo. Labai jau toks nemalonus. Kai lengvas minusiukas, tai dar neįpratęs prie tų žeminių temperatūrų tokių. Tai kažkaip tas šaltis gerokai stipriau jaučiasi, jeigu termometras rodo. O, kažkas pajudina. Nedidelis. Kaip ir nėra didesnių tokių. Šiek tiek pašarą duot. Vakarinis pašaras. Dar žirnių viską yra čia. Kukurūzų. Nelabai dabar reikia tokių dalykų. Nors va ledukas jau dedasi. Pakrantiai šiek tiek. Tokiose užuovėjose. Šioks toks. Žiemos pradžia yra. Noriu su be masalė pabandyti dabar.
Pajudint, prisimint, kaip čia viskas vyksta. Nu va, pirma žuvis ant bemasalės. Kujytė. Nu va, šeriokas. Be masalės. Išerzintas. Nu tokie žeminiai visi. Žeminio dydžio. Jis buvo gražesnis užkibęs. Bet atsikurti. Kažkodėl visai. Nereikia ir ledo. Ir rekečių gręžti nereikia nieko. Aš žvejoju kaip žiemą. Ešeriam turiu va tokią staigmeną, auksinę avižėlę. Kažkaip man ant jos visai neblogai pasigavo ešerių. Nu, kaip man. Tokių didesnių esu pagavęs šiek tiek. Nedaug, aišku. Silpnas aš ešeriautojas. Bet kažkaip domėjasi va šitą auksinę. Tai man taip tokia ešeriam šitą labai kažkaip prilipo. Pažiūrėsim ar čia sudomins kokį ešeriuką. Nu nesidomi. Kažkaip čia neveikia šitą avižėlę. Labai pasyviai pažiūri ir tiek. Matosi žuvis kai kurios iš viršaus net. Priplaukia ir pasižiūri ir nuplaukia. Pradėjo ryškiai saulė šviest. Ir matosi kiaurai dugnas visas žuvelės. Ir pradėjo kaip ir apstoja kipt gerokai. Man atrodo, kad jos baidosi šviesos. Ir nenori taip kipt drąsiai. Nu va. Tiek žuvelių pasigavo. Yra ir vienas gražesnis ešerys. Ir kojyčių, ir karšiokų. Galvoju, aš juos paimsiu į vieną balą paleisiu. Tai ačiū, kad žiūrėt šią pusiau žeminę žūklę ir iki kitų žvejybų. Iki.